Labas rytas. Jau planavau važiuoti ežeriuką žvejot kur nors, į karjerą kokį, ramiau. Ir ką jūs galvojat? Nieko neišėjo. Vis tiek upės mane traukia, vis tiek atvažiavau prie upės. Taip kad žvejyba bus vėl upėje. Kaip seksis, matysim. Parodysiu. Kai važiuoji žvejoti prie upės, nežinai, kas tavęs laukia. Koks vandens lygis, kaip reikalai su žolėmis. Nežinai, ar pavyks praplaukti, ar teks bristi ir valtį tiesiog traukti. O kai pradedi plaukti ir bristi, tai persigalvoti ir grįžti atgal jau dažniausiai nėra šansų. Gaila, bet privažiavimo prie upių labai mažai yra, todėl tenka plaukti daug kilometrų, kad rasti privažiavimą. Bandau vis nuspėti, koks oras žuvims labiausiai patinka, kokiu oru jos kimba geriausiai. Bet jos yra sunkiai nuspėjamas. Atrodo, jau oras yra idealus, tikiesi daug pagauti, bet būna atvirkščiai. Arba oras tikrai atrodo netinkamas žvejybai, o nudžiugina su daug kibimų. Tai visada yra loterija. Pavadinau šitą video "Pataikai, pagavai", nes tai kartais būna vienas iš svarbiausių dalykų, kad gautum kibimų. Kai žuvis aktyvios, tai nėra taip svarbu tie tikslus metimai, nes jos vejasi masalą, griebia netgi vidury upės, o kai mažiau aktyvios, tai labai svarbu kartais pataikyti prie pat žolių, prie pat šakų, kad gautum kibimą ir negrįžtum namo su baranka. Ir kągi, imu krūvą masalų ir pradedu upės šukavimą, kol atrasiu kažkokį masalą, ant kurio turėsiu kibimą. Yra. Galvau, kad nepaėmė. Gal antrą kartą ėmė, nesupratau. Pirmasis gražuolis, pirmasis kibimas. Ačiū tau, ate. Oba. Yes. Geras. Ešeriuką pagavau. Aš sakau, kad pirmai lygtai stuktelėjo kažkas. Yes. Pabūk.
žvejybose labai patinka eksperimentuoti. Tai bandyti naujus žvejybos būdus, naujus masalus. Ir šį kartą bandžiau tvičingu gaudyti naujuoju savo kotu. Tai Georgio Loomis kotelis tvičinginis. Ir su mažesniais vobleriukais bandžiau. Bet pavyko pagauti vieną ešeriuką tik tai. Nors bandžiau, mėčiau nemažai. Bet tai toks žvejybos būdas, kuris man sunkiau dar sekasi. Su didesniais vobleriais jau pakankamai neblogai pagaunu. O su mažesniais tai sunkiai ir ateity bandysiu dažniau žvejoti ir treniruotis ir išmokti. Čia gilesnis šitas. Ne. Reikia paleidinėti šitą ešeriuką, todėl kad jis čia kelia bangas, man dar labiau baida. Palauk, va, toks gražuolis, paleidžiu. Pasišiaušk biškį. Ačiū. Pagaliau kažką įkirtau. Gali būti. Koks auksas. Griebė didelį woblerį. Nesuprantu. Tokią burnytę mažą, wobleris didžiulis. Kas jai pasivaidena. Nu, ačiū. Ką reiškia taiklus metimas? Iškart gavau smūgį. Nuostabų smūgį. Žalėse juda. Įlindęs. Pabandykime išplaukti iš kitos pusės. Ir jį gražiai. O, jis jau kažkur eina. O. Nėra jis didelis labai. Negražu labai girtis, bet nu labai taiklus metimas buvo. Labai gražiai pataikiau. Ačiū. Kaip tau gražiai. Nežinau, čia tas pats sakytas, bet čia tai jau didelis. Čia jau didelis. Čia jau įspūdingas. Ai.
tankas. Wow. Wow, kiek jėgos turi. Opa. Yes. Nuostabiai. Kalė. Tik matos bus reikalų. Reikalų bus, nes giliai prarijęs. Va koks. Dičkis. Kaip jį paleisti, a? Va čia tai bankelė, bet matęs, kad ir dydis geras. Tik prilėtė. Ai, jau įlenda. Jau įlendęs. Bet bankė. Oi, oi. Nu, dabar tik iškrapštyti svarbu. O, juda. Reiškia yra. O, šiem. Išvedam iš žolių. Kuris yra. Aišku, didelis bus. Jau matęs iš smūgio ir šuolio. Ką, jis vėl lenda? Nu, šakės. Ne. Ai, sau. Nelysk ten. Atkabinsiu ir paleisiu. Ant srovės didelės sunku. Sunku tokius didelis ir ištraukti. Įtariu, kad reikia man varyti į šoną. Varu į šoną. Kur matos, va čia yra įlanka. Srovė mažesnė. Mes jį bandysim priparkuoti. Oi, bet čia žolės. Viskas puikiai pavyko. Pagal planą. Palauk, šaunuolį, palauk. Smarkuolį. Smarkuolį, palauk, truputėlį. Pasirodykim, koks esi gražus, koks didelis. Nu, pasaka. Va toks smarkuolis. Smūgis tai, nu, vertas, nežinau, didžiausių, aukščiausių balų. Smarkuolis.
Nu. Vėl labai taiklus metimas. Smūgio nėra. Ai, taip gražiai kalė. Wow, ot gražiai kalė. Šapos. Galvojau, sakau, gal salačiukas koks. Šapaliukas. Čia nedidukas. Smogė. Wow, čia tai bankė. Čia tai bankė. Oba. Juda. Eina. Vaikšta, vaikšta. Oi, nebesusitvarku aš su jais. Kokie jie pasiutę. Na, ačiū už pozavimą. Šaunuolis. Ate. Bet va, kaip jums parodyti.
Va, lūpa, matot, kiaura. Ir sugijus jau. Kiek papuola pagauti jau paleistų ešerių. Mažiukas. Sakau, dabar yra laikas mažiukų. Užeina mažiukų laikas ir didesnį nekimba. Wow! Pagaliau! Super! Geras! Geras čia! Oba! Labai geras! Tikiuosi neiškrisi. Penkiasdešimt vienas. Šiandien jau vieną nemažą prateriojau, nepavyko nufilmuoti paleidimą. Nu, bandysim šitą. Labai didelis. 51 comas. Va toks gražuolis. Nu, ačiū, kad papozavai tikrai gražiai. Ačiū. Ate. Wow! Geras. Čia tai smūgis. Eik tas sau. Čia tai smūgiai. Geras, vėl didžiulis. Stiprus koks. Čia žolių daug. Pačioj. Jau apsisukęs žolėm. Eik, arklys vėl. Ne visai 50. 49. Tik paplaukiu kelis metrus ir vėl smūgis gražiausias. Ir toks tamsus auksinis panašus brolis gal jo čia. Tik 2 centimetrais mažesnis, 49. Pieniai bėga. Nu, tai kaip čia suprast, tokiam laikė. Nu, ačiū, ate. Wow! Va čia tai bankės, eik tu sau. Čia bus jau vėl geras. Išgąsdino net.
Ką galiu pasakyti? Smūgiai įspūdingi. Įspūdingi smūgiai. Kokios gražios žuvis. Tamsus, auksiniai kokie. O galingi, o pikti. Nu, pasisekė man. Pasisekė. Nu, suaktyvėja didieji burbulai. Tamsus tokie stori. Palauk, minutę, duogi paleist tave. Va, toks gražuolis. Ačiū, ate. Iškart į gerklę įmečiau. Eik tu savo. Netikėtai. Netikėtai. Vėl arklys. Eik tu savo, kaip eina į žolės. Leisiu, neleisiu. Didelis iš karto. Jaučiasi jau. Jaučiasi 50 kalibro mažiausiai, bet 50 kurto. Oi. Kaip jums įdomu, kokia ilgi. 50. 50. Įspūdingas dar vienas. Dar vienas va toks. Galingas. Storas koksai. Ilgumą tai 50. Bet koks jis storas už tai. Va, visi tamsus tokie pikti. Wow. Yra. Eik tu savo. Su šuoliu. Su šuoliu. Greičiau traukiam nuo žolių. Ateina. Nemažas vėl. O piktai griebia. Oi gražiai smogė jis. Oi gražiai. Net iššoka. Nu, ačiū. Wow. Žvejyba buvo puikia, nors nei vienos žuvies neparvešiu namo, jaučiuosi laimingas, džiaugiuosi žuvų smūgiais, kibimais,
ir man to užtenka ir grįžęs vėliau vėl tikiuosi, kad gal net tos pačios žuvys vėl man kibs ir vėl dovanos džiaugsmą. Tai ate iki kitų video.